Galvoji, kad turėti buhalterį nuo pirmųjų žingsnių yra prabanga ir tau jo prireiks, kai jau bus ką tvarkyti. Įmonėje registruoti galima per kelias minutės, bet sukurti tvarkingą finansinę pradžią, kurioje nebūtų klaidų, nėra taip paprasta. Be to, teisės aktai keičiasi nuolat, todėl frazė "paskui sutvarkysiu" dažnai reiškia brangiai kainuojantį vėlavimą. Kaip pavyzdys, planuoja pirkti reklamą Facebook platformoje. Iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasta, tačiau tam gali tekti registruotis PVM mokėtoju ir taikyti smulkiojo verslo schemą. O kartais vienas jūsų sprendimas veiklos pradžioje atneša tūkstantinius nuostolius. Mūsų klientas savarankiškai įkūrė įmonę ir pirmiausiai įsigijo veiklai reikalingą įrangą už 40 000 eurų ir sumokėjo PVM į valstybės biudžetą. Turėdamas buhalterį nuo pirmos dienos, būtų sužinojęs, kad pirmiausia reikėjo užsiregistruoti PVM mokėtojų, tuomet PVM būtų galima susigrąžinti ir naudoti verslo vystymui. Buhalteris nuo pirmos dienos ne išlaidos, o investicija į teisingą verslo pradžią. Jei ieškote patikimo finansų partnerio verslo pradžiai, susisiekite ir padėsime žengti teisingai nuo pat pirmo žingsnio.